Sveiki, esu Edmundas Kirda. Savų laiku baigiau fizikos mokslus. Pradėjau domėtis dar nuo mažens visokiais keistais dalykėliais. Pradžiai mane užkabino toks dalykas kaip homeopatija. Ir kai aš dar buvau 16 metų, radau pas savo senelį gražią tokią dailę knygutę, kur buvo parašyti man tiesiog neįtikėtini dalykai. Kad vaistai yra tuo stipresni, kuo labiau atskiesti. Mano materialistiniai pasaulėžiūrai to laiko atrodė, neįtikėtini dalykai. Mane tai taip sukrėtė, kad aš vos spėjęs baigti vidurinę, pradėjau domėtis tai, ką mes dabar vadiname ezoterika. Pradėjau ieškoti ten atsakymų, nes tokių dalykų, tokių klausimų susirinko begalės. Ir tradicinis mokslas to negalėjo man atsakyti. Tai nuo to laiko aš ir domiuosi, taip vadinama ezoterika, renku žinias, surinkau didelį jų kalną, teko perskaityti beveik visą ezoterinę literatūrą, kuri išėjo nuo to laiko, kaip sugriuvo Tarybų sąjunga. Teko pakeliauti po pasaulį, buvau Medžiugorėje, tyrinėjau tą vietovę, kas ten darėsi, įrašinėjau jos energetiką. Toliau teko pabuvoti Izraelyje, aplankiau taip vadinamą Kristaus kelią, įrašinėjau. Teko pabuvoti Kristaus kape. Toliau žvilgsnis buvo nukrypęs visai kitą pasaulio kraštą. Teko pabuvoti ir Pietų Amerikoje, aplankyti taip vadinamą Džoną Dievą, kuris yra hileris, kai kas jį vadina hileris su virtuviniu peiliu rankoje. Kaip jisai nuostabiai operuoja žmonės, beveik be skausmo ir be didelio kraujo. Daktarai, kaip sakoma, gūžčioja pečiais. Teko pabuvoti Peru, aplankyti Maču Pikču, pabuvoti Kusko, susipažinti su architektūra, taip pat susipažinti, o kasgi visą tai pastatė. Ir galų gale visur buvo tai kelionės, kurios man davė tam tikras, kaip žmonės sako, energetinės patirtis. Tai buvo ir tobulėjimo, ir dvasinio tobulėjimo etapai. Ir būtent tai suformavo ir aš esu dabar kas aš esu. Ir noriu visom sukauptom žiniom, tai ką aš pats pabandžiau, ką man gyvenimas parodė, aš noriu pasidalyti su jumis. Ir todėl aš su bendraminčiais nutarėjau įkurti naujo gyvenimo mokyklą, kurią mes taip ir pavadinom, naujo gyvenimo mokykla, kad ir kiti žmonės galėtų sužinoti tai, ką aš sužinojau geriausia, kokį aš savo susidėliojau pasaulio vaizdą ir būti laimingesni, turėti mažiau skausmo, būti sveikesni, išmokę galėtų padėti savo šeiminykščiams, draugams ir visiems tiem, kurie paprašys, taip pat būti laimingesniais, būti sveikesniais, galų galia išmokti taisyklingai maitintis ir gyventi taip, kaip jiems patogu, o ne taip, kaip kažkam tai reikia.